balsu. Ir gražiausia, kada toksai šuo yra iš tiesų labai valdomas. Tai, ką Artūras pasidaręs, yra pasiekta maistu, draugystė ir kontaktus. Šitas šuo negavęs spaudimo, jisai nebaustas, jisai ne per prievartą mokintas, jisai viską dirba su savo šeimininku, nes jiems kartu yra smagu. Tai žmogus ir šuo yra viena komanda. Ir visi šio šuns mokinimo metodai būtent tuo ir pagrįsti. Dabar rodoma, kad šuo, davus komandą greta, turi visą laiką sekti savo šeimininką. Jisai neturi vilktis iš paskos, nuleisti galvą, nuleistom ausim, kaip kartais būna populiariuose video, kur eina žmogus daug vokiečių aviganių ir tie vokiečiai aviganiai nunarinę galvas, pabrukę uodegą, seka paskui šeimininką. Taip judantis šuo rodo, kad jisai buvo smarkiai baustas, kažkas su juo negerai daryta. Šuo turi džiugiai klausyti savo šeimininko komandų, nenuleisti nuo jo akių ir laukti jo sekančio nurodymo, nes jisai tai supranta kaip kažkokią jų bendrą veiklą, kaip pagrindinį jų kontaktą. Šitaip į savo šeimininką reaguojantį šuo ir yra teisingai mokintas šuo, kuris dirba su malonumu. Komandos sėdėt, gulėt, jos daromos greitai. Ir kaip visą laiką kažkas tai įdomaus, kad taip gal būdinga dideliems šunams. Ir dideli vokiečių aviganiai gali mokėti visokiausių triukų. Dar jeigu kitais metais ateis, tai šitų žmonių mokės dar daugiau. Jisai dar savo mokymosi kelią tik tai yra pačioje pradžioje. Bet ir tai jau nemažai nuveikęs. Tai yra šiuo metu antrasis Artūro šuo. Jis turi dar vieną juodą šunį, bet jau tas šuo jau iš lėto išeidinėja į pensiją.